Na ką, einam iki Obelijos piliakalnio, čia davažiuot, kaip pasakyt, nežinau, visur privatu aplinkui. Čia pravažiavau per laukus tokius, žemėlapyje kaip ir kelias yra, bet čia leistis žemyn jau nebenoriu, nes kaip ir čia nelabai kur nusileisi. Einam pėsti. Jo, kažkoks panašu, kad čia pėsčiųjų kelias. Yra takelis. Gerai, kad aš čia nesugalvojau važiuoti. Nu, ežeras gražus. Čia yra Obelijos ežeras. Lydekinė kažkodėl vadinama. Negaliu sakyti, kad visą krantą, ten sakė vietinė gyventoja tokia sutikau. Sako, eik pėsčias, davažiuoti nedavažiuosi. Nu tai, einu pėsčias, nežinau kaip reiks išvažiuoti, gal ūkininkas koksai pasitaikys, piktas, gal ne. Tai iš anos pusės davažiavau iki vartų teritorijos, nu ten dar kokį kilometrą gal paeit reiktų. Tai prie vartų jokios informacijos nėra. Nei telefono numerio nieko. Bet sako, pakrantę gali eiti. Po to žiūri žemėlapį, keliukas yra. Tai va čia skaitos keliukas. Panašiau į takelį. Nu nieko tokio. Eiti. Na taip jau ir toli. Beveik priėjom. Ne, meluoju. Čia tik pusė kelio. Nu, aišku, šitas kelias matau. Nenaudojamas jau senų seniausiai. O medis lūžo šaka. Kurie gali viską. A, kas yra? O ten pravažiavau pro Obelijos dvarą. Tas dvaras, kaip suprantu, privatus. Stovi technika žemės ūkio, bet žmonių nėra. Nu tai aš ten jį kažkokiu būdu, aišku, ne per tvoras, biškį kiemo kampu. Ir pravažiavau. Viskas okei. Nežinau, čia biškį keliukas išsiskyrė, bet gal teisingai. Gražu. Kovo pabaiga. Žibutės jau išlindę. Bet lapų rudų dar daug. Nu, šiuo metu toli matosi, gali toli pamatyti. Jeigu čia būtų Liepa, rugpjūtis, rugsėjis netgi spalis, čia būtų žalia, nieko nematytum. 10-15 metrų, toliau nieko.
Šiuo atveju aš matau kokį 100 daugiau metrų į priekį. Ten toj pusėj toks kalnelis, viršūnė eina. Ko gero ten bus kažkur tai ir Piliakalnio piliavietė. Šiokį tokį parką primena. Nu gal mano gerbiamas navigatorius suras, kiek čia mums liko eiti. Oi, čia 380 metrų. Nebedaug liko. Iki vieno Piliakalnio. Po to yra šalia dar Zaramčiškių Piliakalnis, o ten jau kaip ir privatus. Turbūt, nežinau. Einam kol kas čia. Žiūrėsim kaip čia. Obelijos ežero rytinėme krante yra Obelijos Piliakalnis. Anksčiau prie Piliakalnio buvo Zeremiškių dvaras ir todėl vietinių žmonių Piliakalnis vadinamas Zaramkalniu. Legenda byloja, kad šiame kalne prasmegusi bažnyčia, kurios varpų gausmą galima išgirsti ir dabar. Varpų garsas gali greičiausiai prie ramaus oro daryti iš Metelių bažnyčios, o greičiausiai iš Slaubedos. Piliakalnis datuojamas 1 tūkstantmečio vidurio, 2 tūkstantmečio pradžia. Pasiekiamas tik pėsčiomis, einant Obelijos ežero pakrantę. Gal reikia eiti kur aukščiau. Takas. Įdomu kieno, žmonių ar žvėrių. Nesvarbu, einam kol kas taku. Žemėlapio takas eina ten, palei krantą. Bet kas žemėlapyje, tai tokie akmenys dažniausiai prie Piliakalnio būna. Tokie. Aišku, jų visur būna. Bet aš pastebiu, kad jeigu Piliakalnis neišraiškingas, apleistas, tai kur prasideda tokie akmenys didžiuliai, reiškia kažkur apylinkėse gali būti Piliakalnis. Jo, gražu. Nu, ko gero aš matau jau. Tiesiai prieš mus kauburėlis. Ja. Nu, su dronu čia daskrist įmanoma, bet žin, ar kas nors matysis. Vieną čia šiandien skridau Piliakalnį tarp tokių medžių. Visiškai nieko nesimato. Jo, čia bus Obelijos Piliakalnis. Nu, gražu. Tik tai kodėl jis taip užgrūstas ir nelankomas, nežinau. Jo, į tokius Piliakalnius eikit su kompanija, 2, 3.
nelabai dideliu būreliu, bet smagiau eiti. Nes dabar vienam nežinai, iš kurios pusės kažkas tai gali išdygti. O, koks čia piliakalniukas, obelijos. Vau. Jo, yra kontūrai piliakalnio, akmenų pilna. Visą informaciją aš jums įdėsiu. O čia. Dvi piliavietės. Na, aš taip įsivaizduoju. Nesvarbu, neklausykit. Duobė iškasinėta, ko gero, archeologų arba jau pirataujančių. Uah! Liuks. Būtų labai gražu dar žymeklį surasti. Tokioj vietoj. Deja, žymeklio mes nerasime. Gerai. Einam toliau iki Zaramčiškio piliakalnio. Ką mums rodo? O, jisai tiesiai nerodo. Rodo, kad važiuočiau per tą privatininką. Bet mes einam pėsti. Einam toliau. Čia tiesiai kokie, nežinau, apie kilometras gali būti. Einam, pažiūrėsim, gal į tvorą atsiremsim. Na, Obelijos piliakalnis. Stovėk toliau. Vis tiek dar pasimatysime, eisiu atgal. Einam toliau.